Sveiki visi klausytojai, įsijungia dar vieną investavimo pulso tinklalaidę. Šiandien aš, Povilas Petručionis, esu kartu su Orion įmonių finansų skyriaus finansų analitiku Matu Jakubėliu, kuris taip pat vadovauja Orion Ventures rizikos kapitalo fondui. Tai šioje tinklalaidėje mes ir bandysime šiek tiek daugiau pasikalbėti apie rizikos kapitalo fondus, jų ypatumus, investuotojų galimybės įsitraukti ir kitus svarbius klausimus. Taip pat visiems klausantiems noriu priminti, kad tai nėra pasiūlymas pirkti, parduoti ir laikyti šioje tinklalaidėje minimus vertybinius popierius. Prieš priimant investicinį sprendimą rekomenduojame pasitarti su jūsų finansų konsultantu bei įvertinti visas su finansinė priemonė susijusias rizikas ir kitas jums reikšmingas aplinkybės. Na, o Matai, pradėti galbūt norėčiau nuo labai paprasto klausimo. Gal gali mums papasakoti, kas yra rizikos kapitalo fondas, kokie jo yra tie skiriamieji bruožai, kuo jis aplamai gal skiriasi nuo kitų investicinių fondų ar privataus kapitalo fondų, bei gali užsiminti apie savo Orion Ventures projektą šiek tiek įsamiau. Sveiki visi, ačiū Povilai už įžangą. Na tai rizikos kapitalo fondas iš principo skiriasi nuo kitų investavimo fondų arba instrumentų tuo, kad jis yra susijęs su rizika. Dažniausiai rizikos kapitalo fondai investuoja į ankstyvos stadijos įmonės, kurios turi didelį augimo potencialą. Tai čia būtent ir skiriasi tas pagrindinis skirtumas yra tai, kad žmonės tikisi didelės grąžos, tačiau nebijo prarasti lėšų investuojant. Todėl ir tas investavimo horizontas gali būti šiek tiek ilgesnis. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie tam tikrus skolos fondus, jie turi trumpesnį gyvavimo laikotarpį, o rizikos kapitalo fondai gyvuoja 10 metų, kartais 12 metų. Na ir investuojantys žmonės nebijo prarasti pinigų iš principo. Tavo atsakymį išgirdau, labai daug kartų paminėjai rizika. Tai tu pasakyk, kad šita investicija išsiskiria savo, kad žmonės prisiima riziką. Aš sakyčiau, kad galbūt kiekvienoje investicijai prisiima riziką, bet tai gerai, galbūt pabrėžkime ir daugiau pakalbėkime apie tas rizikas. Iš karto pasakys startuolis, jo startuolis dažniausiai asocijuojam su nebūtinai tolimajam horizonte kažkokia sėkmė. Mes turime daug tos statistikos, kur ten, nežinau, pasiseka tik tais nedaugeliui, galbūt net mažiau negu 10%. Tai kaip tu apibrėžtum iš investicinės perspektyvos tą rizikos ir grąžos santykį, kai mes lyginame galbūt su paprastam investuotojui įprastesniais finansiniais instrumentais ar turto klasėm? Galbūt tu turi kažkokią statistiką ar aplamai gal žinai informacijos, galbūt outperformina venture capital fondai, ten tradicinės turto klasės ir panašiai. Taip, be abejonės. Na, jeigu mes pasižiūrėsime statistiškai per pastarąjį dešimtmetį, top kvartilio rizikos kapitalo fondai sugeneravo iš tikrųjų nuo 15 iki 27% metinės grąžos, kas yra bene 2 kartus daugiau negu S&P 500 indeksas. Tačiau reikia paminėti, kad tai yra top kvartilio rizikos kapitalo fondai ir tai nėra lygu visiems kapitalo fondams visame pasaulyje. Yra ir fondai, kurie ir nesugeneruoja grąžos, yra fondai, kurie sugeneruoja grąžą, kuris šiek tiek galbūt mažesnė negu S&P 500 indeksas, kuris vidutiniškai sugeneruoja apie 8-9% metinės grąžos per metus. Na ir jeigu tarkim lyginti su privataus kapitalo fondais, kurie generuoja istoriškai apie 14% netgi metinės vidutinės grąžos normos, tai reikia atsirinkti, kuris rizikos kapitalo fondas bus geriausiai performinantis. Ir dėl to ir atsiranda rizika iš tos perspektyvos, kad mes nežinome, kuris rizikos kapitalo fondas iš tikrųjų bus tas top performeris, kadangi jų yra daug ir iš tikrųjų ta rinka nėra taip ir sunku įeiti šiais laikais. Yra daug norinčių, daug entuziastų, kurie iš tikrųjų ir investuoja ir patys ir po to nusprendžia kurti savo fondus. Tai reikia tikrai žinoti ir išmanyti tą segmentą, kuriame rizikos kapitalo fondas yra, į kurias įmonės investuoja, kokia jo yra tezė, reikia pasverti, suprasti komandą, kas valdo būtent tą kapitalo fondą, tai yra ta valdytojų komanda, kokia jų patirtis
ir daug skirtingų niuansų, juos pasveriant reikia suprasti ir tada galima žinoti, ar, tarkim, ta rizika yra pakeliama ar ne. Na jau pradėjai kalbėti ir užsiminėjai apie tai galbūt kaip atsirinkti arba kaip atpažinti tuos galbūt geruosius arba daug žadančius rizikos kapitalo fondus, tačiau man labai rūpi klausimas, o kaip vidutinis investuotojas aplamai gali dalyvauti šitoj rinkoje ir jis gali, nežinau, kažkaip per tuos investicinius fondus, kokie yra tie įėjimo barjerai ir aplamai gal gali papasakoti tiek tarptautinių lygių, galbūt ir tiek Lietuvos vietinių, gal mes patys turim kažkokių rizikos kapitalo fondų, į kuriuos vidutinis investuotojas galėtų investuoti. Taip, žinoma. Na, jeigu esi mažmeninis investuotojas, yra iš tikrųjų keli būdai, kaip investuoti į šią turto klasę. Vienas iš būdų yra investuoti startuolius pačiam. Tai yra tokios organizacijos kaip Lietuvos verslo angelų tinklas, kuris itin aktyvus Lietuvoje ir jisai skatina investuotojus būti bendruomenėje, dalintis žiniomis, atsirinkti geriausias įmonės, kurti sindikatus, kurių pagrindų iš esmės sukaupiama didesnė pinigų suma ir gali tas startuolis, sulaukdamas tokią investiciją, ir pragyventi ir galbūt netgi iš tikrųjų užaugti. Kitas būdas yra investuoti į rizikos kapitalo fondus jau. Tačiau neretai investavimas į rizikos kapitalo fondus yra šiek tiek apribotas tik profesionaliems investuotojams. Reiškia, kad tas pradinė suma yra 125 000 eurų, nuo kurios yra galima dalyvauti tose fonduose, nebent tu gali būti patikrintas finansų profesionalų, tokių kaip Orion Securities, kad tu supranti tą riziką, tai ateini pas mus, pas Orion, pas finansų konsultantą ir jisai tave ištestuoja ir jeigu tave patvirtina kaip profesionalų investuotoją, tu galėtum investuoti į rizikos kapitalo fondus iš tikrųjų ir su mažesnė suma. Tačiau reikia tą žinoti. Na ir yra kitos galimybės kaip crowdfunding, dabar itin populiaru. Ir Lietuvos startuoliai yra, kurie crowdfundinasi, ir užsienio startuoliai. Tai apskritai aš manau, kad Lietuvoje ta ekosistema yra puikiai išvystyta ir mažmeniniams investuotojams. Tik tai aš paminėčiau, kad svarbu yra diversifikuoti savo portfelį ir nenerti pilną galvą investuoti visų savo lėšų, tikintis uždirbti gražą, o investuoti, tarkime, apie 10% savo santaupų, savo kapitalo. Labai įdomu buvo išgirsti, kad iš tikrųjų tų būdų dalyvauti šitoje rinkoje ar kaip nors įsigyti, gauti tą vadinamą angliškai, nežinau kaip lietuviškai, exposure į šitą turto klasę, tai įdomu, nes net ir pats galbūt ne visai žinau, tai ir smagu girdėti iš tikrųjų, kad pats susiminėjai, Lietuvoje mes turime, minėjai, gerą ekosistemą, tai dabar galbūt pasinerkime į tą pačią Lietuvą. Mes žiniasklaidoje labai dažnai galime pamatyti tų pačių antraščių, kad Lietuva yra startuolių kraštas arba esame fintechų šalis, pas mus atsikelia tie patys fintechai ir daug turime blockchaino įmonių, tiek kitų tiesiog fintech įmonių. Kaip tu pats vertini mūsų dar to regiono potencialą, ar daug čia yra tų startuolių, kuriuos, pavyzdžiui, pats seki ir galbūt net su Orion Ventures domiesi dėl potencialių įsigymų ir panašiai. Galbūt gali pakomentuoti labiau apie Baltijos šalių arba Lietuvos regiono situaciją rizikos kapitalo srityje. Taip, tai yra startuolių daug, mes patys per savaitę gauname bene 10 įmonių kas savaitę įsivertinti, jų galima Baltijos regione atrasti ir daugiau. Tai tas matosi, kad Lietuvoje aktyviai kuriasi tiek naujos įmonės, tiek pinigus siekia pritraukti ir jau egzistuojantys startuoliai, kurie galbūt susiduria su kažkokiais iššūkiais, su apyvartinėmis lėšomis ir kartais jiems trūksta arba nedaug, kad jie taptų pelningi, jeigu jų tikslas yra tapti pelningais, kitų įmonių tikslas yra auginti pajamas ir tuos pinigus panaudoti augimui. Ir yra tokių įmonių, kurios iš tikrųjų persiorientuoja pelningumą. Tai
Ir tų pačių startuolių yra daug ir įvairiausių ir kas yra startuolis galbūt dar reikėtų paminėti. Tai startuolis teisiškai pagal Lietuvos įstatymus yra apibrėžtas kaip technologinė kažkokia įmonė, kuri siūlo technologinį sprendimą ir kuri yra įsisteigusi nelgiau kaip 5 metus. Bet jeigu mes pasižiūrėsime į tokias įmonės kaip Vinted, Tesonet, neretai žiniasklaidoje mes matome, kad tai yra startuolis ir žmonės vis dar vadina startuoliais, bet iš kitos pusės aš galėčiau sutikti su žiniasklaidos tokiam antraštėmis, kadangi jie vis dar yra orientuoti į tą būtent augimą. Reiškia, kad tai yra tas išskirtinis startuolio bruožas, kad jie investuoja lėšas, kad augtų, sugeneruotų pajamos ir jų galutinis tikslas yra kažkada ateityje arba tada persiorientuoti į pelningumą, arba išeiti, išsiparduoti, tarkim, kitam fondui, privataus jau kapitalo fondui, arba per susijungimus ir įsigijimus, tai reiškia M&A, arba pirminis viešasis akcijų siūlymas IPO, kuris yra itin paplitęs, tarkime, Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai grįžtant prie tavo klausimo, Paulai, tai ekosistema iš tikrųjų yra išvystyta, startuolių yra daug, mes matome kiekvieną savaitę, kad bent jau per 3 Baltijos šalis kažkas susirenka papildomą finansavimą. Na ir matome, kad ši rinka yra iš tikrųjų auganti ir tuo labai džiaugiamės iš tikrųjų. Na, man nebuvo girdėtas faktas, labai įdomu, kad paminėtas, kad startuolis teisiškai gali būti startuoliu tik 5 metus. Taip, na, įdomu. O šitą, jau pradėjai šiek tiek užsiminti apie tą vidinę virtuvę, kad jau per savaitę gauni apie 10 startuolių įsivertinimui. Gal ir gali šiek tiek plačiau papasakoti, kaip iš to jau fondo valdytojo perspektyvos vyksta tų investicijų arba potencialių startuolių, kuriuos pasirinktum investuoti, atsirinkimas, kokie tie analizės, kaip atrodo tas procesas ir galbūt net pabandyk nebūtinai papolimizuoti, bet palyginti su tiesiog viešai kotiruojamu, pavyzdžiui, įmonių analizė, kaip mes kokį analizuojam Microsoft ir kaip tu kokį nors startuolį analizuojas. Na tai startuolį, tarkim, gauname kažkokį pitch decką, susisiekia su mumis startuolį kūrėjas ir tame pitch deck'e būna dažniausiai išdėstytos mintis, kokiam tikslui yra ieškomas finansavimas. Tai visų pirma, mes išsianalizuojame to startuolio rinką, segmentą, bandome suprasti iš prezentacijos būtent kokią problemą siekia išspręsti tas startuolis ir paraleliai prasideda analizė. Tai turime analitikų komandą, kuriems yra skiriamos užduotis, tarkime, šiek tiek pasigilinti labiau į tą rinką, kad suprastume, ar problema yra aktuali, kiek yra įmonių būtent regione, Europos mastu, pasauliniu mastu, ar neseniai vyko kažkokie finansavimo sandoriai tokiems startuoliams, kokio dydžio, ir bandome suprasti, tarkime, ar vertinimas yra logiškas, tai reiškia, mes pasižiūrime kažkur centrinėje arba vakarų Europoje, ar panašaus profilio įmonė buvo įkurta, ar jai pavyko susirinkti finansavimą ir kokio dydžio buvo finansavimas. Tada vertiname komandą, kas yra vienas iš kertinių bruožų, tai stengiame suprasti, kokia jų yra patirtis, iš kur jie yra atėję. Na, kertinis būna, tarkim, aspektas su technologijų įmonėmis yra tai, kad mes ieškome komandos, kuri turi tą galimybę įgyvendinti tą technologinį integravimą, jeigu tai kažkoks sprendimas, tarkim, būtų susijęs su duomenimis, dirbtiniu intelektu, ar tai būtų medicina. Taip, tarkim, jeigu mes kalbame apie mediciną, mums smagu būtų matyti žmogų, kuris turi galbūt netgi medicininį arba labai artimą išsilavinimą. Tai ką aš noriu pasakyti, kad komanda turėtų turėti tos rinkos patirtį ir tada mes, jeigu mes susičekinam daug boksų, kurie yra tam tikras rinkos standartas, matome, kad komanda yra kompetitinga įgyvendinti tą projektą, problema yra aktuali, finansavimas išties yra panaudojamas teisingai
įmonės vertinimas yra racionalus. Dar šiek tiek apie tą įmonės vertinimą, tai yra įvairiausi metodai, kaip jį nustatyti, tai galime naudoti ir pajamų metodą, pavyzdžiui, neretai technologijų įmonėmis, jeigu mes kalbame apie startuolius, aišku, kurie jau generuoja pajamas, būna pajamų daugiklis, tarkime, 10 arba 15. Tai mes galime sakyti, va, taip, ateina pas mus įmonė, kuri generuoja per metus 100 000 eurų, mes galim sakyti, kad taip įmonė verta milijono arba daugiau. Ko mes nepasakytume apie viešai kotiruojamas įmonės, kurios remiasi iš principo finansiškai jau pagristais rodikliais, kurie yra numatyti ir finansų vadovėliuose, tai yra ir price to sales, žiūrime price to book rodiklius, vertiname EBITDA, galbūt naudojame kažkokius EBITDA daugiklius, tai startuoliai neturi būtent tokių daugiklių, nes jie nėra pelningi, tačiau jie kažkokią kainą turi. Tai mes investuojame į ateities kainą. Bandome suprasti, kiek startuolis bus vertas ateityje ir koks yra jo potencialas. Tai taip pat naudojamės ir dar yra vadinamas toks Berkus metodas, angliškai yra dar vadinamas scoreboard lentelė, kuri padeda pagal tam tikras metrikas nustatyti, kokia yra įmonės vertė, koks jos yra potencialas, yra baziniai rodikliai ir dažniausiai jie atsiremia į daug skirtingų metrikų iš klientų aptarnavimo perspektyvos ir iš komandos kompetencijos bei sprendžiamos rinkos. Tai jeigu kalbame, pavyzdžiui, apie klientus, mes neretai norime įsivertinti, kiek startuolis turi klientų ir kaip tie klientai pas jį dažnai užsilieka, tarkime. Koks yra jų atkritimo dažnis. Tai angliškais terminais tai yra churn rate, yra skaičiuojami tam tikri ratios, santykiai tarp tiek, kiek kainuoja įgyti naują klientą, tarkime, aš išleidžiu marketingui 40 eurų, ir koks yra atsiperkamumas to kliento ilgojo laikotarpio. Tai mes tą visą įsivertiname ir tas procesas užtrunka, iš tikrųjų gali užtrukti netgi kelias savaitės. Na ir vyksta, ir aišku, diskusijos su pačiais įkūrėjais. Tu su jais susipažįsti, iš artimiau juos pažįsti, žinai jų poreikį, vertinti taip pat, ar tu jais tiki, iš jų ir netgi tokios motyvacijos, tu nori suprasti, ar jie dega tą idėją, ar jie yra paskyrę visą savo laiką, arba bent jau didžiąją dalį laiko šiai idėjai gyveninti. Dažnai klausime, tarkime, ar tu turi kitų veiklų, kurios galėtų daryti tam tikrą įtaką šio projektų gyvenimui. Tai jeigu žmogus yra 100% investavę savo laiką į projektą, jo tiki, mes tą matome neretai ir mes nusprendžiame ir investuoti, tarkim, į tokias komandas. Labai išsami ir kokybiškai pateikė atsakymą, tikrai labai įdomu išgirsti tos vidinės virtuvės niuansų, net kaip pats minėjai komandą kalbini ir klausė, ar galbūt tikrai turi papildomos veiklos. Bet jau užsiminė ir kalbėjo apie, kaip jūs galimai įsivertinate potencialų augimą arba tą kažkokį vertinimą, bet o kaip yra nusistatomi, pavyzdžiui, tie exit kažkokias strategijos, išėjimo strategijos, tai yra kokie jūsų yra tikslinės, nežinau kaip čia pasakyti, koks jūsų yra planas tos jau investicijos, išėjimo, kada jūs pasiruošę esat likviduoti. Kiek žinau, JAV, tai pavyzdžiui, taip pats užsiminė, kad end golas dažnai tas galutinis tikslas būna viešas siūlymas, tai yra IPO arba kitų įmonių, kad įsigijimas, tas susijungimas, o kaip mažesnės tokios rinkos kaip Lietuvos atveju, kokie yra tikslai ir kaip gal net ir savo pavyzdžių arba gal kitų rizikos kapitalo fondų pavyzdžiais gali paminėti, kaip dažniausiai yra nusistatomas tos išėjimo strategijos. Tai šis klausimas, atsakymas šitą klausimą yra gan platus. Iš tikrųjų yra skirtingi rizikos kapitalo fondai, kurie turi skirtingus gražos kažkokius lūkesčius. Tai tarkime, investuojantis fondai į itin ankstyvas įmonės neretai taiko uždirbti
dviženklės arba triženklės grąžas. Reiškia, kad jie investuoja labai anksti, rizika yra didelė, na ir jie išeiti stengiasi, tarkime, jau seed arba serijos A etape, reiškia, kad jie sufinansavo įmonę anksti, įmonė užaugo, jie buvo kelis metus su įmonė, galbūt netgi ir 10, būna labai įvairiai. Na ir tada jie jau nori pasimti savo grąžą, kadangi fondo laikotarpis jau baiginėjasi, įmonė užaugusi, įmonės vertė irgi užaugusi ir dėl to jie pasitraukia, kad ateina kitas didesnis investuotojas, tarkime, kaip pavyzdys kažkoks Amerikos, tarkim, didelis fondas, kuriam tos sumos, kurios galbūt Lietuvoje yra didelės, jiems yra iš tikrųjų mažos, nes ta rinka yra labiau išsivyščiusi iš tikrųjų. Na, yra tada būtent fondai, kurie investuoja serijos A etape, kaip pavyzdys, ir jie siekia išeiti, pavyzdžiui, serijos C etape, arba jau lieka iki pat žaidimo galo, kai įmonė kažkas nusiperka, arba yra viešai siūlomas akcijos. Yra taip pat ir antrinės rinkos, vadinami secondary funds, kurie jau siekia išpirkti, tarkim, akcininkus didelėse įmonėse, kaip pavyzdžiui Boltas arba Revolut, reiškia, jie jau turi didesnės sumas, jie išpirka ir jau dažniausiai tikisi, kad jau tikrai bus kažkoks viešasis akcijų siūlymas arba bus M&A ir tuo metu jų vertė dar atitinkamai augs. Tai iš principo yra 3 būdai, kaip galima tą tokią grąžą sugeneruoti. Tai yra arba, kad tave kažkas išperka už didesnę kainą tavo akcijų paketą, susijungimas arba viešasis akcijų siūlymas. Tačiau irgi tema yra plati ir yra įvairūs dalykai, kaip, tarkim, dilution, yra praskėdimas, kai, tarkime, mes daugiau neinvestuojam papildomai, mūsų akcijų dalis šiek tiek skiedžiasi ir ta grąža atitinkamai didėja, bet neproporcionaliai tiek, kiek mes norėtume. Tai irgi reikia tą suprasti ir neretai dėl to aš ir manau, kad investuojant į rizikos kapitalo fondus, jie komanda, ta valdytojai būtent žino, kaip šias rizikas suvaldyti. Dėl to yra vienas iš alternatyvių būdų investuoti per fondus negu pačiam. Taip, tai pats kalbėjai savo šito atsakymo metu, kad Amerikos rinka yra kur kas labiau išsivyščiusi. Aš įsijungęs statistiką matau, kad jau eilę metų startuoliai JAV, sakykime, sutraukia kur kas didesnį tų investicijų į startuolius kiekį negu, taip sakant, Azijoje ar Europai. Ta prasme, Europa atsilieka ko ne 2 kartus, tai galbūt irgi dar paparyškint, kodėl skiriasi taip ta aplinka startuolių ir kokie tai yra skirtumai, arba kaip Europa gali tobulėti ir kokios perspektyvos jos tavo asmeniniu požiūriu. Taip, tai visų pirma, tai Jungtinės, tarkim, Amerikos valstijos yra bene didžiausia ekonomika pasaulyje, su didžiausiu GDP, antroje vietoje, jeigu neklystu, yra Kinija, arba Kinija jau dominuoja, iš tikrųjų dabar jau pasimečiau, nes tos šalys konkuruoja, tai joje yra daug pinigų ir būtent tos rinkos yra labiau išvystytos. Ir rizikos kapitalo fondas iš tikrųjų ir investiciniai fondai pradėjo steigtis Jungtinėse Amerikos valstijose. Dėl to šiek tiek tos rinkos yra labiau pažengusios toje srityje. Tačiau pastaruoju metu Europoje irgi itin suaktyvėjo būtent ši turto klasė ir netgi tam tikrais rodikliais, jeigu mes juos pasigūglintume, Europą netgi lenkia Ameriką. Tarkime, esu skaitęs tokį faktą, kad Europos B2B software, tai yra programinės įrangos startuoliai, efektyviau naudoja kapitalą, kiekvienam finansavimo eurų arba dolerių, reiškia, kad sulaukia finansavimo, jie tą būtent 1 eurą arba dolerį efektyviau panaudoja augimui. Reiškia, kad alternatyviai Jungtinėse Amerikos valstijose, kai yra labai daug kapitalo, gali būti pinigai išleidžiami kairę ir į dešinę. Mes esame šiek tiek konservatyvesni ir netgi centrinė Europa, šiaurės Europa, jinai yra dar konservatyvesnė ir jinai sulaukus finansavimo, jį panaudoja tikslingai
Bet gali būti tai ir susijęs su tuo, kad mes tų rizikos kapitalo fondų tiek ir neturime daug, kiek Jungtinėse Amerikos valstijose. Na, Azija irgi iš kitos pusės yra šiek tiek kitokia rinka. Tarkime, jeigu mes pasižiūrėtume į Taivaną arba pasižiūrėtume į Japoniją arba taip, į šias šalis, tai jose dominuoja konglomeratinės įmonės kaip Samsungas ir žmonių tikslas yra eiti ir dirbti jose. Tai yra tam tikra kultūros dalis. Ir kartais, netgi mes šnekėdami su taivaniečiais, kurie jau šiek tiek stengiasi eiti į tą rinką, kadangi turi sutaupę daug pinigų rezervuose, uždirbę iš semikonduktorių, jau nori eiti ir į Europą, jie eina ir investuoja čia Lietuvoje, bet būti tuo entrepreneriu, žmogumi, kuris kūrė savo įmonę, ilgą laiką Azijos šalyse buvo laikoma kaip tam tikras pralaimėjimas. Žmonės norėdavo dirbti tose didžiausiose korporacijose ir eiti tuo keliu. Ir man atrodo, kad Japonija yra puikus pavyzdys, kaip tai įsigyvendina. Na tai Europa iš tikrųjų klesti, rizikos kapitalo fondai irgi auga, jų vis daugiau steigiasi ir manau, kad galbūt kažkokioje netolimoje ateityje mes ir įsilyginsime su Amerika. Palietei Aziją, man iš ties įdomus buvo tas faktas, kultūrinis aspektas, kurį užsiminiai, kad pagrindinis ir didžiausias prioritetas visada žmonėms būdavo dirbti tose korporacijose, o tai bendroji tendencija yra kokia? Tai keičiasi, ar tų startuolių daugėja Azijoje? Galbūt galime tikėtis, kad kažkaip tas startuolių centras, hubas gal net ir į rytus labiau gali pasislinkti? Keičiasi iš esmės ir Kinija irgi yra tokio judėjimo kaip iniciatorė. Kinijoje irgi yra labai daug rizikos kapitalo fondų investuojama itin į mokslą ir tyrimus, tai tas R&D. Ir kitos šalis mato tą būtent progresą ir irgi kopijuoja iš principo tą sektorių, nes jis mato, kad pasiteisina. Ir tai iš tikrųjų ir skatina inovacijas, kadangi jeigu mes nefinansuojame kažkokių inovacijų, jų neatsiranda. Tai pinigai iš principo yra ir vienas iš būdų jie skatinti ir inovuoti tam tikrus sektorius, iš pagrindų keisti pasaulį. Jeigu mes, tarkim, kalbame apie dirbtinį intelektą, jį reikėjo vis tiek finansuoti. Kažkas turėjo idėją ir dabar tai yra naujas dalykas, kurį naudoja 100 milijonų žmonių per savaitę, prisijungia prie ChatGPT. Na tai Azija irgi iš tos pusės taip mato, juda tą kryptimi, nesakau, kad jų nėra, jų yra, bet lyginant su Europą ir Amerika, jų šiek tiek yra mažiau. Na, o dėl artimųjų rytų, tai negalėčiau pakomentuoti, iš tikrųjų, Izraelis be abejo ilgą laiką irgi buvo dominuojanti šalis, pastaruoju metu šiek tiek dėl politinės situacijos keičiasi situacija, bet daug būtent yra ir persikėlusių į Jungtinės Amerikos valstijas, kur jie mato tolimesnės galimybės augti. Prasitarė apie dirbtinį intelektą. Ar suklysiu pasakydamas, jog dirbtinis intelektas taip pat dominavo startuolių, sakykime, sektoriuje kaip tema, kaip galbūt irgi populiariausias produktas šiuo metu ir vystomos technologijos, nes aš kalbu tik tais iš viešai kotiruojamų galbūt įmonių perspektyvos, kaip žinom, tikrai pastarėjai metai tiesiog technologijų įmonės degė šitą temą, labai stipriai buvo paskatintas augimas šitos temos. Tai kaip buvo startuolių rinkoje? Beje, mano dar papildomas klausimas, tai OpenAI išgarsėjo dirbtinis intelektas pastaruoju metu labai ryškiai dėl ChatGPT, sakykime, pokalbių roboto. Galbūt jis buvo įsigytas Microsofto, gal tu žinai jo kažkokią priešistorę, gal jis irgi buvo kažkoks kaip startuolis, kuris buvo finansuojamas rizikos kapitalo fondų, galbūt, nežinau, teko girdėti. Taip, tai OpenAI iš tikrųjų tai yra įmonė kilusi iš San Francisco ir jinai buvo iš pradžių labai ankstyvoje stadijoje, kai dar tik buvo kuriami algoritmai, iš tikrųjų buvo idėja ir jinai įsisteigė prieš 8 metus. Na ir jinai buvo finansuojama
rizikos kapitalo fondų ir tokių investuotojų kaip Muskas, Amazon ir tuo metu berods buvo investuojama arti milijardo ir jau sumos tuo metu buvo didelės, nes kadangi buvo tas suprastas potencialas ir tuo metu iš tikrųjų algoritmai ir dirbtinis intelektas jau buvo tema ir jeigu mes pasižiūrėsime ir MIT, ir Cambridge'o, ir Oxfordo profesorius ir mokslininkus, jau buvo dirbama ties šią temą jau kuris laikas. Tai nebuvo absoliučiai naujas, tačiau tai buvo komercinis pasiūlymas, kuris galiausiai iki šios dienos ir tapo prieinamas visuomeniai. Taip, o kalbant apie dabar kylančius startuolius arba kuo gyvena startuoliai, tai ar tai yra klišė, ar tiesa, kad beveik dabar dauguma startuolių stengiasi vystyti kažkokius su dirbtiniu intelektu susijusius produktus? Kaip pats galbūt stebi rinką? Gal yra tų, taip sakant, startuolių, kurie bando tiesiog pasinaudoti šios temos populiarumu, gal teko daugiau domėtis? Taip, tai startuolių iš tikrųjų dirbtinio intelekto sektoriuje rinkoje yra dabar kaip niekad daug. Ir iš dalies tai galėtų būti ir tam tikras vadinamas burbulas, nebijau taip sakyti. Ir iš kitos pusės yra iš tikrųjų sprendimai, kurie turi pridėtinę vertę. Ir tas dirbtinis intelektas gali būti irgi įvairiausių formų, gali būti ir, tarkime, per kameras, kaip esame matę, tarkime, rūšiuoja šiukšlės, mes važiuoja vėžis, jame yra šiukšlės ir kamera gali pamatyti, kur yra, tarkim, perdirbamos šiukšlės, kur yra gerai, kurios yra neperdirbamos, ir atitinkamai su algoritmais atrūšiuoti. Tarkim, dėl to yra išvengiama žmogaus įsitraukimo. Arba yra robotai, kurie irgi dirbtinio intelekto būdu gali prisidėti prie tam tikrų gamybos procesų ir taip toliau. Tai taip, tų įmonių padaugėjo ir ypač po OpenAI debiuto. Ir dabar yra didžiausias uždavinys investuotojams įsiaiškinti, kur yra iš tikrųjų pridėtinė vertė, kur yra galbūt šiek tiek perlenkta, nes kai kurie sprendimai gali būti ne iki galo išdirbti arba kai kurie, pavyzdžiui, tam tikros, tarkim, problematikos sprendimo būdas sunkiai gyvendinamas. Ir mums teko matyti ne vieną startuolį, ne vieną įsivertinom ir esame į vieną patys investavę į AI startuolį. Ir kol kas matome, kad tai yra iš tikrųjų nauja rinka ir tai yra potencialu. Supratau, įdomu, bet jau jeigu kalbame apie tas pačias tendencijas, kaip tu apibūdintum aplamai šito sektoriaus kažkokį cikliškumą, ar turi kažkokį periodiškumą, seka tą, taip sakant, verslo ciklą ir galbūt gali pakomentuoti, ar tai yra tikrai tiesa, kad būtent ir po COVID-o, ir po pakeltų, taip sakant, palūkanų normų, aukštesnės pinigų kainos, iš tikrųjų tų investicijų ir laisvo kapitalo, kuris gali būti paskirtas startuoliams, globaliu mastu reikšmingai sumažėjo ir galbūt šitas sektorius dabar turi susitraukimą tų investicijų. Čia tiesa ar ne? Kokios tos yra pastarojo laikotarpio tendencijos? Taip, tai jeigu pasižiūrėsime per pastarąjį dešimtmetį, šiek tiek dar atgal grįšiu, būtent rizikos kapitalo rinka augo nuosekliai iki 2019 metų. Tuomet prasidėjo pandemija ir apėmė visą pasaulį tokia nežinia, kas bus. Investuotojai šiek tiek susiveržė ir savo kišenes ir pradėjo atsargiau vertinti apskritai investavimą. Po to buvo tas būtent uždarimas sienų, žmonės buvo namuose, tačiau pamatė, kad, tarkime, pajamos vis tiek ateina, jas galbūt mažiau išleidžia kažkokiems išoriniams poreikiams, kaip, tarkime, ėjimas į restoranus, nes tuo metu nebuvo galima eiti į restoranus. Ir tas kapitalas šiek tiek augo ir atsirado ir tuo pačiu metu buvo ir yra, aišku, išvystytas IT ir internetas ir prieiga investavimui per internetą. Reiškia, žmonės nebeturi eiti ir investuoti pasirašydami popierius, bet tai gali daryti iš namų, gulėdami, tarkime, lovoje ir sėdėdami prie stalo.
Tai tas leido žmonėms investuoti. 20 ir 21 metais buvo itin geri metai rizikos kapitalui, kadangi tuo metu vertinimai labai ir didėjo, ir tų pinigų buvo, ir tie pinigai buvo investuojami iš tikrųjų, ir keitėsi ir ta investavimo būtent struktūra, žmonės susitikdavo per platformas kaip Zoom arba Teams ir užtekdavo kelių susitikimų, kad jie priimtų sprendimą. Nereikėdavo gyvo susitikimo ir iš tikrųjų tas ir pakeitė šiek tiek ir dabartinius standartus susitikimų, ir žmonės dabar vis dažniau renkasi tokias platformas. Bet pastaruoju metu ir tuo metu beje buvo spausdinami pinigai dar. Ir Fedas išspausdino būtent Amerikoje pinigų, jų buvo didelė paklausa ir žmonės juos iš dalies nukreipė ir rizikos kapitalui. Vėliau pamatėme, kai pradėjo kilti palūkanos, Euriboras, pinigų kaina išties pasidarė brangi. Ir dabar, kur esame, tai matome situaciją, kad yra šiokia tokia stagnacija. Nėra taip, kad nevyksta investavimas, jis be abejonės vyksta, tačiau jis vyksta atidžiau, reiškia, investuotojai pasveria, ar jiems labiau apsimoka, tarkime, rizikuoti, kai yra tokia nežinia, kažkokiam horizonte, neaišku, kiek ilgai tos bus aukštos palūkanos, ar investuoti kažkokius alternatyvius fondus, kaip pavyzdžiui, skolos fondus ar apskritai investuoti į obligacijas, į paskolas ir įvairiausias. Tai dabar mes esame tokiam taške, kur investicijos yra sulėtėjusios palyginus su 2022-2021 metais, tačiau jis vis tiek yra gan palyginamai aukštame lygyje, jis vis dar yra aktyvus. Ir ko galime tikėtis artėjančius kelis metus, ar čia tos spekulacijos ar prognozės nelabai ko vertos, ar galima kažko tikėtis vis dėlto? Iš tikrųjų negaliu pasakyti, laikas parodys. Aš iš savo perspektyvos, galbūt, kuri gali būti teisinga, gali būti neteisinga, manau, kad šis sektorius ir investavimas šiame sektoriuje išliks maždaug panašiame lygyje. Turėtų jis nei smarkiai augti, nei smarkiai didėti. Įmonės vertinimai mažėja po truputėlį, tai gali būti, kad dalis įmonių susimažins vertinimus, tarkime, dalis įmonių bankrutuos, galbūt, kadangi nesulauks tiek daug finansavimo, kiek galėdavo galbūt 2022 metais. O galbūt keisis ir verslo modeliai, kažkas persirientuos į pelningumą vietoj pajamų auginimą ir bus tos įmonės, kurios pristaikys, kurios nepristaikys, bet iš esmės tai rinka liks gyva ir aktyvi. Rinka liks gyva ir aktyvi, o klausytojams, kurie galbūt susidomėjo šiek tiek pačiais rizikos kapitalo fondais, galbūt galėtum paminėti kažkokius rizikos kapitalo fondų pavyzdžius tam pačiam Baltijos regione, kurie galėtų būti pasiekimi, nerekomenduoti, bet tiesiog paminėti, kur galima būtent ieškoti tų galimybių iš praktinių perspektyvų. Kalbėjai ir apie crowdfundingą, kalbėjai apie, galbūt net ir to pačio crowdfundingo gali paminėti kelias platformas, tiesiog kur tada praktiškai galima jas susirasti, ieškoti ir įsitraukti. Taip, tai iš crowdfundingo yra toks Crowdcube, pavyzdžiui, galima investuoti nuo 100 eurų, tai yra ir Lietuvos įmonės, kurios renkasi būtent per ten pinigus. Ir yra kitos platformos, jų yra ir tikrai įvairiausių. Lietuvoje taip pat yra ir keletas rizikos kapitalo fondų, tai juos ten yra ir Firstpikai, yra Baltic Sandbox Ventures, kurie investuoja šiek tiek ankstyvesnės stadijas. Taip pat yra Praktika Capital, kurie investuoja labiau į seed stadiją, ir yra Contrarian Ventures, kurie orientuoti būtent į atsinaujinančią energetiką. Tai tų yra rizikos kapitalo fondų yra keli ir jų ir bus ir naujų, beje yra ir netgi saugumo ir gynybos rizikos kapitalo fondas. Tai matome, kad jie yra iš tikrųjų ir skirtingose segmentuose, skirtingose stadijose finansavimo. Ir susidomėję gali be abejonės kreiptis į tuos fondus ir klausti, ar tarkim jie yra atviri priimti kažkokias lėšas, ar jau jų fondas yra užsidaręs. Neretai tie patys valytojai
stengiasi steigti naujus fondus ir tie fondai jau remiasi su istoriniais duomenimis, su ištestuotomis tezėmis ankstesniuose fonduose, kuriuose galim pamatyti tas grąžas, kažkokias investicijas. Na ir ta rinka, sakau, manau, kad jinai augs. Na, pakankamai platus sąrašas, kad būtų iš ko pasirinkti. Manau, labai smagu išgirsti šitus dalykus. Šiaip viso pokalbio metu jau kaip ir norėčiau užbaigti ir tikrai man asmeniškai buvo tikrai įdomu ir pats sužinojau labai nemažai informacijos tokios naujos. Manau, kad ir klausytojams, ypač tiems, kurie galbūt nori įsitraukti į šitą turto klasę arba galbūt dabar jau paklausiausi mane, bet kokiu atveju ačiū tau labai, Matai, kad prisijungiai. O visiems klausysiems noriu priminti, kad tai nėra pasiūlymas pirkti, parduoti ar laikyti šioje tinklalaidėje minimus vertybinius popierius. Prieš priimant investicinį sprendimą rekomenduojama pasitarti su jūsų finansų konsultantu bei įvertinti visas su finansinė priemonė susijusias rizikas ir kitas jums reikšmingas aplinkybės. O taip pat jau ketvirtą ar jau kelintas čia mūsų tinklalaidė, nesuskaičiuoju, 5 kartą labai noriu paskatinti visus klausytojus, kuriems buvo įdomus šis turinys, dalintis juo savo socialinėje medijoje ir būtinai rašyti komentaruose, kas jums asmeniškai yra aktualu, įdomu ir kokiamis temomis su ekspertais galime pakalbėti kitose tinklalaidėse. Taip pat nesenai Orion socialinėse erdvėse prasiplėtė ir dabar turime kanalus turinio platformose Spotify ir Apple Podcast. Tenais galite klausyti tiek šių tinklalaidžių, tiek ir mūsų kapitalo rinkų komandos paruošiamų kas savaitinių rinkų apžvalgų. Na ir ką? Su jumis buvo Orion komanda, aš Povilas Petručionis ir Matas Jakubėlis. Dėkoju, kad klausėte ir iki kitų kartų.